Labas, Birutė. Labas, Rasolė. Nu, žinau, kad klausyk, jau gavai siuntinį, kurio mes labai ilgai laukėm ir dėl kurio mes dabar abi susitikom ir įrašinėm vaizdo įrašą, kad visiems paimti ir parodyti, ką tu gavai. Teisingai? Gavau taip, kol kas va supakuotas dar yra, nedarytas. Tai dabar imu žirklės ir kirpu. Tu imk žirklės ir kirpko, aš papasakosiu trumpai, kągi tu gavai. Pagaliau mes pirmieji, kurie užsisakėm, gavom Go Green X tabletes, kurios yra skirtos kuro taupimui. Ir ne tik kuro taupimui, bet ir visai degimo sistemai mašinuose palaikyti jų sveikatą. Galima taip įsireikšti, kad ilgiau tarnautų variklis, kad ilgiau tarnautų mašina. Ir vadinasi, tai nėra tik tais paprastai ekonomija kuro, bet iš viso yra ekonomija pinigų, jeigu mes žiūrėsim į savo automobilius kaip į pinigus, kaip į daiktą, kuris mums tarnauja. Ir žinoma, mes visi jį prižiūrim, nes nėra smagu, Birutė, kai paima automobilį, sugenda, kai reikia praeiti Taip. mašinos sveikatos patikrinimą ir žinai, kad reikia įdėti pinigus, tai sveikatai pataisyti. Teisingai? Taip. Tai dabar aš kaip suprantu, tu naudosi šitas tabletes? Naudosiu. Gerai, parodyk mums visiems, kas ten yra. Va, išėmiau, yra 12 pakučių, po 5 tabletės ir va, vieną pasiimsiu, iškart užsipilsiu kuro ir naudosiu. Pradėsiu nuo 35 litrų ir pirmą kartą reikia dėti visą tabletę, o pilant 72 tabletės pirmą kartą, o paskui kai pilam 70, dedam vieną tabletę, o pilant 35 pusę tabletės užtenka. Dar, Birutė, paimk visiems papasakok, kada reikia dėti tas tabletės, nes aš žinau tikrai, kad ne bet kada reikia įdėti tabletės į kuro baką. Tabletė dedama prieš pilant kurą. Taip. Taip. Ir dabar dėl ko? Papasakok visiems. Šitos tabletės labai greitai ištirpsta užpylus benziną ir jos susimaišo su benzinu ir tokiu būdu visas kuras 100% yra sunaudojamas. Bet tos tabletės yra sunaudojama tik 80%. Tai čia ir skaitosi tas kuro taupimas. Ir tada... Taip. Ir dar aš turėjau aprašą, kad ten yra taip purkštukų visokių pravalymas, bet tai ne taip pravalymas, kai būna, kad, pavyzdžiui, kas dabar rinkoje, sakykime, yra ten kažkokie skysčiai, žinau, kad pila. Čia manau, kad vyrai jau daugiau greičiausiai išmano, negu mes abi susitikę, bet žinom, kad mūsų kompanija gerus dalykus rekomenduoja, gerus dalykus pasiima pardavimui, tai aišku, mes patikėsim ir patikrinsim ir panaudosim. Dabar žinau, kad iš šito pako, kur yra 12 tokių pakiukų, 3 pakiukai keliaus Andriui. Andriau, tau linkėjimai, Birutė, ir tu perduok Andriui linkėjimus. Linkėjimai. Ir 2 pakiukai keliaus Alvydui. Alvydai, ir tau linkėjimai. Linkėjimai. Pas mane atkeliaus keli pakiukai, aš manau, kad 2-3 pasiimsiu, daugiau ne, nes paskui užsisakysiu į Angliją, kad atkeliautų visas pakas. Dar 2 pakiukai keliaus į Vilnių. Ir bus išdalinti. Ne, dar liks 2. Dar kas norės. Bet aš manau tikrai, kad greitai labai atsiras norinčių už tai, kad mes jau reklamavom šitus dalykus. Taupysim mašinos eksploataciją, saugosim ir važiuosim saugiau, ilgiau. Taip. Birutė, dar labai didžiulis prašymas pas tave. Kai tu tik tais pilsi jau kurą ir jau šitas tabletės dėsi į benzino, į kuro baką, tai būk gera, paimk ir padaryk vaizdo įrašą. Gerai? Ir paskui irgi jį pasidalinsi su visais sekėjais, su žmonėmis, kurie norės pabandyti šitas tabletes. Kai darysi vaizdo įrašą, tai nepamiršk paminėti, kiek tu paprastai sunaudoji 100 km ten degalų, o paskui pasižiūrėsi, įdėjus šitą tabletę į kuro baką, irgi paimsi su mums visais pasidalinsi, iš tikrųjų,
tas taupimas degalų tau, vat, būtent su tavo mašina, bus? Nes žinau, kad skirtingom mašinom yra skirtingas procentas, nes kuo senesnė mašina, tai vat sako, tuo daugiau sutaupo degalų. Tai dabar, Birutė, sakyk, ar tavo bakas jau beveik tuščias, ar dar reikia pavažinėti tau? Nu, jau beveik tuščias, bet dar biškį reikia pavažinėti ir jau tada galėsiu pilti. Tai vadinasi, mes nelauksim dar kol kas vaizdo įrašo, vat, kad tu paimtai pasidalintai, kaip ten, meti tą tabletę ir pili šiandien ryt po ryt. Palauksim, kol paimsi išvažinėsi kurą, kad jau paskui normaliai paimtų užsipilt. Tai žiūrėk, Birutė, kad nebūtų labai ilgas vaizdo įrašas, gal mes tada ir pabaigime, ne? Ką mes galim paimti ir pasakyti pabaigai? Aišku, pirmiausia, tai žinoma, sekėt mūsų kanalus, kad jūs būtumėt pirmi, matytumėt, kaip mes naudojam šitas tabletės, kaip mes taupom degalus. Kviečiu jungtis į mūsų komandą ir pirkti patiems visus produktus ir šitos tabletės, kurios pagerins jūsų automobilio eksploataciją. Taip, ir žinoma, kreiptis į mus arba į tą žmogų, kuris davė šitą vaizdo įrašą jums pasižiūrėti, dėl sąlygų prisijungti į mūsų komandą arba tiesiog tapti kompanijos klientų, nusipirkti šitas tabletės. Ir aš manau, kad pabaigsim, dabar mes jau keliausim į mūsų komandos susitikimą. Tai visiems ką, linkim puikios dienos. Sėkmės, geros dienos. Ir visiems ką, tete, ir tau, Birutė. Iki. Ir tau, iki.